Dovilė, padaryk tą, Dovilė, padaryk aną, Dovilė sugalvok skajonėm, padaryk afišą, o kas man kavos padarys? Ir iš vis, nieks nežinotų, kas vyksta kultūros centre be manęs. Manęs nuolatos klausia, ar čia darbas? Ne, čia gyvenimo būdas. Aš vienu metu galiu suderinti 5 renginius ir dar sugebu Reelsą kolegom nusiųsti. Renginio metu prifotografuoju 3000 nuotraukų, o jis renka tik 5. Klasika. Be mūsų, ūkio darbuotojų, kultūros centre nevyktų nei viena šventė, nebūtų pastatytos scenos, paruoštos dekoracijos, niekas neįvyktų. Ei! Kas čia šviesą išjungia? Kas čia, tik Karolina taip gali padaryti? Ups! 1 gegužės sekmadienis mamos diena. Stop! Nori reikia, aiškink, neaiškinės, nesišypso, gėlės kreivai šypsena, kur graži. Susikaupiam. Aš nesuprantu tylos! Kas čia dabar darosi? Kokios čia dekoracijos? Kaip čia viską negražiai darot? Už kiekvieno spektaklio, renginio ar parodos mes. Kultūra yra mūsų kasdienybė. Mes esame ne aktoriai, ne įžymybės, o žmonės tiesiog, kuriems rūpi.